Labas vakaras kolektyvas. Taigi, šiandieną video nebus ilgas, iš tikrųjų video nebus sunkus. Pakalbėsime apie order blokus. Order blokai yra vienas iš ICT konceptų. Juos reikia suprasti, juos reikia žinoti ir jeigu keliaujame link to, kad išmokti mums ICT visų sferų, taip sakykime, ne? Tokius dalykus turime žinoti, tad judame, pažiūrėsime, kas geresnė. Order blokai iš tikrųjų atrodo maždaug šit. Čia, aišku, nupieštos linijos, bet į ką mums reikia orientuotis, tai yra šita vieta. Nuo šitos iki šitos vietos. Čia yra mūsų break of structure, čia yra mūsų liquidity swapas, iš tikrųjų, kad pasiema čia žmonės pinigus. Viskas labai paprasta. Antras dalykas, ko mums reikia, tai yra, kad pasikeistų charakteris. Tai jeigu grafikas judėjo į viršų, pradeda judėti į apačią, pasikeičia charakteris, vėlgi market structure, čia šitam video apie tai kalbės. Tada mes galime ieškoti order blokų ir order blokai maždaug bus šitoje vietoje. Ne? Plius minus tai paėmus. Order blokus aš iš tikrųjų mėgstu piešti nuo atidarimo kainos. Ir kai turime mes tokį stiprų pušinimą, kai pasikeičia mūsų change of character, mes laukime grįžimo atgal ir mes laukime iki mūsų order bloko. Sulaukia iki order bloko, kaina pradeda kristi ir mes galime ieškoti short pozicijos įėjimo. Ar iš čia uždėsite tradą, uždėję SL ar šitoje vietoje, ar virš order bloko, ar įėjimą uždėsite, kai kaina pradės kristi. Irgi lygiai taip pat SL nusistatysite aukščiau mūsų liquidity swapą, ar tiesiog aukščiau order bloko. Priklausomai yra nuo jūsų. Dabar taip. Šitoje vietoje vėlgi lygiai tas pats, tik tai šituo atveju mes jau ieškosime įėjimo į long pozicijas, buliaus mūsų order bloko. Tai vėlgi lygiai tas pats. Mes šitoje vietoje sulaukime break of structure, liquidity nusiėmimo, liquidity swapą. Šitoje vietoje laukime stipraus pušinimo į viršų, kas yra čia. Pasikeičia mūsų charakteris ir order blokas lygiai taip pat bus maždaug šitoje vietoje. Ir galime ieškoti įėjimo pozicijų. Ko dar nepaminėjau, tai yra, kad su order blokais arba tu įeini nuo pat viršaus, lygiai taip pat, kur jisai, jeigu įeini į long poziciją nuo pat viršaus, arba yra thresholdai. Lygiai viskas tas pats, pasakosiu vėliau. Šitoje vietoje yra high probability order blokai, šitoje low probability order blokai. Pirmąjį aš naudoju, kai keičiasi charakteris, kai keičiasi trendas. Ta prasme, jeigu ėmėmės į down trendą, suradome mūsų order blokus, suradome trendo pasikeitimą, sulaukime backupo, mes lauksime kilimo į viršų, kai keičiasi charakteris. Šituose antrame pavyzdyje, čia skaitosi low probability order blokai ir aš juos dažniausiai naudoju, kai yra sekamas trendas. Trendo sekimui, iš tikrųjų labai viskas paprasta. Stiprus pušinimas į viršų ir order blokas pas mane yra piešiamas maždaug šitoje vietoje. Kai leidžiasi stiprus candlas į apačią, lygiai tas pats. Tačiau, kai yra low probability order blokai, kur, kaip sakiau, aš čia laukiu continuation, aš laukiu, kad trendas tęstųsi. Tai dabar, kai turime kritimo candle iš tikrųjų pasirodo, kai yra stiprus pušinimas į viršų, tada lengvas backupas ir vėl kilimas į viršų. Tai lygiai tas pats su continuation. Tarkime, šitoj vietoj turime truputuką pakilusi candle. Tai jo order blokas šitoje vietoje bus nuo žemiausio vyko iki jo atidarimo kainos. Šitaip atrodys. Kai turime uptrendą ir kaina padaro tokį bairį, tikrai pamatysit, susidursite, order bloką aš piešiuosi nuo vyko viršaus iki candle atidarimo. Viskas labai paprasta, dabar einame prie pavyzdžių, kad būtų aiškiau. Taigi, kągi mes turime? Turime kilimą, turime leidimąsi, turime vėl kilimą, kas šitoje vietoje pas mus yra break of structure. Dabar, ko mes laukime, tai yra šitos zonos. Matote, čia yra stiprus pušinimas į apačią. Dabar taip, mūsų order blokas pagal taisyklės eina maždaug šitoje vietoje. Įvyko stiprus pušinimas, kaip matote, šitas candlas, netgi candlų serija,
kurioje buvo mūsų breako structure pasikeitimas ir tada kritimas stiprus į apačią, pakeisdamas mūsų charakterį. Tai order blokas maždaug prasidėtų nuo čia, kaip matome. Ir dabar taip, mes ko laukiame, tai laukiame, kol kaina čia kažką paveiks, grįš iki čia ir tada mes galime įeiti į savo short poziciją. Dabar taip, kaina, kaip matote, makaluojasi, order bloko dar negrįžta, čia netoli buvo, čia netoli buvo, čia netoli buvo. Šitoje vietoje grįžo. Ir šitoje vietoje būtų galima pradėti ieškoti įėjimų į short poziciją. Aš jau kaip ir sakiau, pakalbėsime taipogi ir apie thresholdus, kuriuose order blokai būtų maždaug nurodomi šitaip, galimas variantas. Ir tikslas viso šito tai yra, kad treidas pasiektų 50%, ta prasme to order bloką sutestuotų ir važiuotų atgal. Tai nėra būtina, tačiau tai gali pagelbėti iš tikrųjų kai kuriais atvejais. Tačiau vėlgi, aš kaip sakiau, aš order blokus taip naudoju, daina iki mano pozicijos, aš duodu signalą, jau būna, kad iš istorijos ar dakinos, ir tada nusistatote savo short poziciją. Šitoje vietoje galime high pasimti, šitoje vietoje, kaip matote, arba galime pasimti virš mūsų order bloko, kur yra breakintas structure'as, ir tada eiti iki mūsų take profito, iki mūsų šitos vietos, kur buvo mūsų swingas. Tai vėlgi, 2 prie 3 risk rewardas, kas yra neblogai, ir galime pasižiūrėti, kaip suvaikščiojo. O kaip matote, dar vienas retestas mūsų order bloko, kas parodo, jog šita vieta yra respektinama chartą, ir mes tikrai galime ieškoti šitoje vietoje short pozicijų. Čia pavyzdžiui, kaip aš rodau, tik tai, kad take profitas iki key levelio, galima šitai, galima judėti dar daugiau, iš tikrųjų sakau, priklauso nuo kiekvieno jūsų, bet šitą teoriją reikia žinoti. Arba tik tai op, kaina, kaip matote, stipriai krito ir hitintų mūsų take profitą, kas vėlgi 1 prie 2,3 risk rewardas, kas yra žvėriškai geras rezultatas, neskubant, valandinis grafikas ir va taip iš tikrųjų ramiai per savaitėlę, per 2 savaitėlę, sakykime, galime uždirbti tą 10%, stengiantis praeiti pro firmos challenge. Čia tik tai jums patarimas, galite pasigalvoti, tos order blocks reikia piešti, reikia žiūrėti iš tikrųjų, bet pamatysit, jų tikrai yra normaliai ir juos verta naudoti. Mūsų low probability order blokai iš tikrųjų ir kaip matote, va, turime pušinimą į apačią stiprų, turime šitoj vietoj candlą, tokį kaip ir kilimo, tai šitoj vietoj būtų galima nusipiešti mūsų order bloką, kas yra nuo vyko pačios iki atidarimo kainos. Tai kaip matote šitoje vietoje. Kaip matote, 1 valandą. Vienoj vietoj ir mūsų šito nebreikia. Antroji valanda. Įvyko breikinimas ir, sakykime, šitoj vietoj galime mes eiti treidą. Aš savo akimis maždaug čia nusistatyčiau mūsų stop lossą, kas yra virš mūsų šito low probability candle, su kuriuo buvo nusipieštas mūsų order blokas. Ir galima, sakykime, įeiti treidą, kas būtų, pavyzdžiui, 1 prie 2 risk rewardas ir žiūrėti, kaip treidas suvaikščios. Ir čia nebūtų jokio kosmoso, iš tikrųjų, kad treidas pasiektų take profito lygius. Dėl, sakau, high probability order blokai, dažniausiai ieškokite trendo pasikeitimų. Jeigu yra low probability šitie order blokai, ieškokite continuationų, ieškokite tų pačių sekimo su trendais ir padės susigaudyti forexe, tikrai padės. Tai vėlgi reikia praktikos, negali taip paimti šakies ir būti ekspertu. Nes čia sakau, vienas iš ICT konceptų ir juos tikrai reikia mokėti, juos reikia suprasti ir mes jau kai grinai daeisime iki pačių ICT, pamatysit, kad ten yra ką veikti, bet sakau, esmė tame, turi susigaudyti su visais šitais bairiais. Tai va, ačiū Chebryte, kad žiūrėjote, gražių švenčių, ar video dar bus, nežinau, negaliu prižadėti, nes visgi, man irgi reikia išeiginių. Mokomės, žiūrime, tikiuosi, video naudingas, naudingas, tik tai nepagailėkit laiko pasieksperimentuoti su tais order blokais ir kaip sakiau, TradingView, jeigu replayų turit, irgi pasižiūrėkit, taip ir bus tų order blokų, kurie veikia, kurie neveikia, kurie respektinami, kurie nerespektinami, tačiau šitą teoriją reikia žinoti. Taigi, ačiū dar kartą, kad žiūrėjote ir, kaip ir visados, judame prie bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.